Sveiki. Pradėsiu nuo Vilniaus. Iš tiesų, matėme nuostabų, pilietišką, sutelkiantį, aiškiai kalbantį mitingą prie Seimo. Pasakyta buvo viskas labai aiškiai. Tai rodo, kad Lietuva gyva, Lietuva kovoja už savo laisvę ir nenori nusileisti. Tačiau, tai kas įvyko Seime ketvirtadienį, priimtas valstybės biudžetas 26 metams, kažkas jį išmainė į LRT, į mūsų visų viešojo transliuotojo, tai yra mūsų balso laisvę. Kągi, mainai įvyko. Ar 15 milijonų, ar daugiau buvo duota, bet dėja šis sandoris įvyko. Nereikia ieškoti daug pavyzdžių ir dairytis aplinkui. Tos valstybės, kurios ritasi žemyn, kurioje tam tikri politikai, partijos nori diktuoti savo valią žmonėms, jos elgiasi būtent taip. O tai yra gėda. Tai yra gėda ir absoliučiai nepriimtina situacija. Labai tikiuosi, kad pilietinė visuomenė nesusitaiksti su tuo. O tie, kurie tą padarė sprendimą, jie užmokės. Jie užmokės prarasdami savo pasitikėjimą ir mūsų visų paramą. Aš linkiu, kad šis prisiminimas liktų ne dienai ir ne vien tik tai kalėdiniam vakarui, o šiek tiek ilgiau. Trumpo administracija parengė savo nacionalinio saugumo strategiją. Joje Europai, sakyčiau taip, vietos netiek daug ir netokie jau gražus apibūdinimai skirti Europai, kaip, žemyn krentanti civilizacija, prarandanti pasitikėjimą, prarandanti ekonominės galias ir panašiai. Pasakysiu tik tai tiek. Puslapių skaičiumi Azijos regionui 6,5, Europai 2. Tiems, kurie vadinami ne taip seniai dar buvo strateginiais partneriais. Ir mes taip jautėmės. Esame sukūrę ne vieną bendrą organizaciją, politinę, ekonominę, saugumo. Ir atrodė, kad einant kartu yra stipriau. Šiame globalizuotame pasaulyje po vieną nelaimimą. Nes priešininkai telkėsi. Jų yra daugiau, jie vis stipresni. Jie aiškiai bando įsiveržti į mūsų, aš sakyčiau, gyvenseną, į mūsų gyvenimo būdą, apriboti mums, primesti mums savo taisyklės ir panašiai. Aš manau, kad šita nacionalinė strategija, kurią bandys vadovautis Jungtinės Amerikos valstijos, nebūtinai sulauks tokių rezultatų, kurie jie tikisi. Aš labai tikiuosi, kad tai bus ir savotiškas atsibudimo signalas Europai. Mes negalime būti vien tik tai tie, apie kurios kalba ir kalba jau būtuoju laiku. Mes privalome žengti žingsnius, stiprinant, vienijant Europą, darant tuos sprendimus, kurie reikalingi. Ir ne vien tik tai apie saugumą ir gynybą, kur iš tikrųjų įvyko esminiai pokyčiai, tačiau ir ekonomikoje. Mažiau taisyklių, daugiau pasitikėjimo, daugiau bendradarbiavimo, daugiau investicijų į ateitį. Todėl pamatysime, kaip seksis Vašingtonui įgyvendinti savo strategiją, bet aš labai tikiuosi, kad Europos Sąjunga turės savo geresnę ir mums labiau tinkančią strategiją. Šią savaitę Europos taryba priėmė sprendimą dėl taip vadinamo migracijos pakto arba stabilumo pakto. Apie ką tai? Iš esmės tai yra tų anksčiau padarytų sprendimų, kad reikia geriau reguliuoti europiniu mastu migraciją. Nors atrodytų, kad migracija krenta, aš tik tai priminsiu, kad 15 metais 1,3 milijono pabėgėlių atėjo į Europą. Štai 24 metais jau yra tik 300 000, bet žinoma, yra įvairių tendencijų, į kurias reikia reaguoti. Tai yra būdas reguliuoti europiniu mastu, nepalikti nacionaliniu. Jeigu paliksim nacionaliniu, matom. Lenkija įveda sienų kontrolę ties Lenkijos ir Lietuvos sieną. Man tai nepatinka ir taip neturėtų būti. Bet tai yra galimybė sostinėms elgtis, kuomet nėra bendro požiūrio. Ypatingas dėmesys trečiosioms valstybėms. Bandymas labiau bendradarbiauti su jom. Kitaip tariant, jos privalo prisimti atsakomybę, kuomet praleidžia pabėgėlius ir panašiai. Ir aš labai tikiuosi, kad ES išnaudos visas savo galias, politinės, finansinės ir kitas, kad įtikinti tas trečiasias valstybės, per kurias iš esmės visi pabėgėliai ir pakliūna į Europos Sąjungą. Žinoma, yra pasiūlyti būdai, kaip valstybės gali įnešti savo indėlį, sprendžiant, sakykime taip, susidariusias ekstremalias situacijas, nes didžioji dauguma dabar eina per Viduržemio jūros regiono
valstybės plaukia jūra, ar ne? Rytų siena yra santykinai stabili šiuo metu bent, ar ne? Nors Lietuva yra vardinta tarp tų valstybių, kurios gali susidurti su migracijos krize artimiausioje ateityje, bet kol kas ne. Todėl tie būdai yra tokie: arba priimti pabėgėlius, arba įnešti finansinį indėlį, arba padėti kokiu kitu būdu, tarkime, padėti toms valstybėms, ES valstybėms, mūsų partneriams, geriau apsaugoti savo sienas, tarkime, pasieniečių pagalba arba kokia nors kita techninė pagalba, įrengiant vieną ar kitą infrastruktūrinį objektą ir panašiai. Tiek jums žinių, nebūtinai pačių geriausių, bet ką padarysi, tenka ir apie tai kalbėti. Iki.